Sveikučiai visi, senai bedariau įrašą tikriausiai. Tai yra keletą tokių dalykų, kuriuos norėčiau aptarti, pranešti, pasakyti, galbūt kas skaitėte Facebook'ose, žinot, kas vyksta, o kas ne. Tai vat paskutinė naujiena, tai kad paskutinis buvo mano įrašas apie protestą dėl nekilnojamo turto. Tai šiandien valdantieji pakeitė darbotvarkę ir išėmė šitą klausimą dėl nekilnojamo turto. Bet, ką noriu pasakyti, neatsipalaiduokime, nes šitas projektas, šitas klausimas gali būti įtrauktas netgi 26 dieną iš ryto arba iš vakaro gali būti vėl įkeltas šitas klausimas. Tai tiesiog yra valdančiųjų toksai žaidimas, manau, kad užgesinti tautą, kad nesusirinktų, kad netriukšmautų, kad nekeltų, vienu žodžiu, savo nuomonės nereikštų ir nesirinktų prie Seimo. Taip kad neatsipalaiduokit, vykit, bus protestas vis tiek vyks, žmonės rinksis iš visos Lietuvos, išreikšti vis tiek savo nuomonę reikia, kad nesutinkam, nes žinokit, kaip ir sakiau, kad gali būti įtrauktas paskutiniu metu, netgi iš ryto patvirtinant darbotvarkę, gali būti vėl įtrauktas šitas klausimas dėl nekilnojamo turto mokesčio. Jeigu ne, tai bus svarstoma, neatsipalaiduokit, lapkričio mėnesį vis tiek įkiš, kad prastumti šitą įstatymą. Taip kad tokia naujiena, sakykime, toksai pranešimas būtų. Kitas dalykas, apie ką norėjau pakalbėti, aš savo paskyroje taip pat irgi dalinuosi irgi įvykiais ir toksai įvykis, kad Palangoj ant tilto taip pat vyksta, sakykime, tų visokiausių pedikų ir panašiai tų iškrypėlių pasitenkinimai viešoj vietoj, tiesiog ant tilto, arba kur čia buvo Klaipėdoje, ar jeigu pamenu gerai, va dabar irgi buvo įdėtas vienos moters irgi pranešimas, kad tiesiog vienas irgi tenkinosi netgi autobuse prieš žmonės, pasislėpdamas ten ranka maišeliu ar kažkas tai panašaus. Tai va tokie jau įvykiai išlenda į viešumas ir tiesiog jau vis labiau tokie reiškiniai pasireikš ateityje. Tai būkit atidūs, stebėkit, jeigu kas, tai praneškit ir policijai, praneškit kitoms institucijoms, jeigu mato tokius viešus nenormalius veiksmus žmonių. Kas dar? Prieš kelias dienas į Telšius buvo atvykęs prezidentas. Žmonės čia suskubo pasimatyti su prezidentu, užduoti keletą klausimų, kas turėjo, žinoma, bet deja dauguma žmonių buvo nusivylusių, nes į tą susitikimą Nausėdos, aš kaip jį vadinu Nuosėda, čia jau nebe prezidentas, tiesiog į šitą susitikimą žmonės nebuvo įleidžiami be tam tikrų leidimų. O leidimuose turėjo būti suderinami klausimai. Tai jisai į nesuderintus klausimus tiesiog neatsakinėjo. Antra Grybauskaitė, kuri neatsako į tautos ir žmonių klausimus nesuderinus iš anksto. Tai mes va tokį turim prezidentą, kabutėse turim, kuris tautos, sakykime, interesus neatstovauja, šalies interesų neatstovauja, taip kad mes dar turim tokį, sakykime, kaip pasakyti, marionetė, kuri garbina kitas šalis, dirba kitoms šalims, bet ne Lietuvai. Tai mes va tokį įvykį turim. Kitas dalykas, apie ką dar norėjau pakalbėti, kad buvo šitas dėl civilinės sąjungos įstatymų.
irgi taip pat dalinausi postu ir civilinė sąjunga, žinokit, neatsipalaiduokit, kaip čia dauguma galvoja, kad jeigu nepavyks šią kadenciją jiems prastumti būtent šitos sąjungos įstatymo, neatsipalaiduokit, nes valstiečiai ir kita dauguma, jie planuoja iškelti šitą klausimą, šitą įstatymą prastumti kitoje kadencijoje. Esant ČMIL pagalba, jie bandys vėl stumti. Ir netgi kitą kadenciją, jeigu šioje kadencijoje jiems tas nepavyks. Taip, kad visiems, sakyčiau, siūlyčiau neatsipalaiduoti, būti aktyviems ir stebėti įvykius, ypač labai, kuo daugiau, kas nežino, praneškit savo aplinkai, kas vyksta, kas negali stebėti ar Seimo posėdžių, ar savo apygardos savivaldos posėdžių negali stebėti, ar nemoka naudotis ten internetu. Savo rate žmonėms praneškit, kas vyksta. Nes kiti taigi nesinaudoja tais ir visokiais tenais Facebookais ir panašiai, ten visokiom kitom platformom, ypač senyvo amžiaus, tai juos švieskit ir kas vyksta ir pranešinėkit. Tai va toksai dalykas, ką norėjau apie keletą dalykų pakalbėti ir ką. Daugiau visokiausių įvykių irgi yra. Čia irgi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, čia aš pasidalinau prieš 5 dienas, siūlo nemokamai skiepytis nuo gripo ir tuo pačiu paskiepys jūs ir nuo šito marmalų. Tai bus 2 viename. Tai va toksai dalykas dar yra, būkit atsargus, jeigu su to marmalu čia yra viskas susiję, taip kad jūs atsargiai irgi, sakyčiau, visus perspėkit, jeigu žmonės irgi tam tikro amžiaus eis skiepytis dėl gripo, tai žinokit, būsit paskiepyti ir nuo kitko. Tai va, ir ką dar. Daugiau tokios naujienos. Facebookas daugelis žmonių blokuoja. Bet kokią informaciją ir apie nekilnojamą turtą, ir apie šitą protestą. Daugam ištrina postus, ištrina informaciją Facebookas. Jisai labai stabdo visą tą sklaidą. Kitas dalykas, irgi galite pasižiūrėti, irgi Facebook'e rasite pas kitus žmonės, daro eksperimentus su tam tikru aparatu, kur yra, sakykime, nustatomos ribos, kiek gali būti užterštumas, ar, sakykime, su tom trąšom, vaisiai, daržovės ir panašiai, kokia riba turi būti. Tai žinokit, daugelis ir kopūstus bandė, ir bulves, ir morkas, ir kitas daržovės bandė su tuo aparatu žiūrėti. Žinokit, perkopė normą, kur žmogus negali šitokių produktų netgi valgyti. O parašyta, kad yra ekologiškos. Taip, kad irgi atsargiai su vaisiais ir visa kita, ką perkat, ką žiūrit prekybos centruose, jeigu kas perkat, tai irgi paraginkit kitus savo aplinkos žmonės, kad tiesiog žiūrėtų atsargiai į šituos dalykus. Tai va tiek galbūt norėjau jums pranešti šį kartą.
Ir rašykite komentarus, kokias naujienas, ar sutinkat, ar kažką girdėjot, ar naujo, ko aš galbūt ir nežinau, ar nepasakiau, kaip jūs planuojat vykti į protestą ir panašiai, kad reikia tikrai ginti savo, sakyčiau, savo teisės į savo turtą, tas, kas yra neliečiamas. Nes pagal Konstituciją 23 straipsnį yra tiesiog pasakyta, kad turtas yra neliečiamas, nuosavybė žmogaus yra neliečiama. Tai vat daugelis, sakyčiau, turbūt nei vienas Seimo narys nesivadovauja šituo konstitucijos straipsniu. Nes jeigu tai būtų, tai tiesiog, jeigu šitai būtų, tiesiog jie galėtų bet koks Seimo narys parašyti prašymą į civilinį, sakykime, teismą, ir kad yra pažeidžiamos būtent žmogaus teisės į nuosavybę, ir tiesiog šito įstatymo net nesvarstytų, bet nei vienas Seimo narys nesikreipia į jokį teismą, kad čia bet koks galėtų vienas žmogus, Seimo narys, paimti ir parašyti. Bet kol kas niekas nieko nekalbėjo, niekas nesako, tai ir aš manau, kad niekas ir neparašė. O tos peticijos, tie protestai, taip, jie reikalingi, bet jie neturi tokios galios, ką galėtų padaryti Seimo nariai. Tai man kyla klausimas, o kodėl nei vienas vadinamasis opozicijos narys neparašė į teismą, nepadavė į teismą būtent dėl nekilnojamo turto apmokestinimo, kad nori šitą įstatymą įteisinti. Tai vat toksai dalykas. Tai va, na ką, trumpai tiek kol kas, ir kas klausysis, kas žiūrėsit, dalinkitės, padėkit patiktukus, juk tai jums nekainuoja, ir komentuokit, jeigu turit ką parašyti. Tada iki kito karto.